Labas, sveiki, draugės ir draugai. Džiaugiuosi, kad vėl svečiuojatės pas mane, kaip jums sekasi, kokios jūsų dienos, kokios idėjos aplanko. Ir pasižiūrėsim, ką tarot kortos mums patars, kokia situacija, kokia šiandien diena, kokia laiko juosta ir angelų patarimą. Pasižiūrėsim ir šiandien naudosiu tarot kortas ir taip pat naudosiu Lenormand, kad pasižiūrėsim, kaip čia gausis tas įskaitimas, kad Lenormand kortos tai tokia žemiškesnė informacija, tokia buitinė daugiau. Norisi man eksperimentuoti ir pasižiūrėti, kaip dera tos energijos, ką čia mes galim sužinoti. Man norisi išbandyti vis naujai kažką, o kaip jūs mėgstat savo gyvenime, ar mėgstat naujus dalykus išbandyti. Man įdomu sužinoti. Taigi pasižiūrėsim tokias pozicijas, kokie jūs mes esam šiandien ir kokia laiko juosta, praeitis, dabartis ir ateitis, kokia situacija, kurią mums reikėtų žinoti, ir angelų patarimą. Ir čia ant kaladės dugno yra 4 monetos. Ir pasižiūrėsim, kas Lenormand sistemoje kalba, ką šitos kortos mums pasakys, nori pranešti. Taigi, kokie jūs esat šiandien ir kokia laiko juosta, praeitis, situacijos, dabartis ir ateitis. Ir šviesos būtybių patarimas, koks yra. Ir čia ant kaladės dugno, tai yra šluota. Taigi kažkokie čia vėjai, kaip ir lauke vėjuota, ir čia tokia man energija, kaip vėjų kažkokių pokyčių ir kažkokių norų ginčytis. Tai gal ir mes čia taip tokie jausimės, kad viena mūsų dalis bus prisirišusi prie to, kas sena įprasta, prie kažkokios komforto zonos, nes šitoj kortoj tai aš matau kupranugarį, tai galbūt šita korta simbolizuoja šitos 4 monetos, kad žmogus prisirišęs prie tos oazės, kaip čia gera, žalia ir atrodo, kad čia ir vandens yra, ir visko, ko man reikia. Bet jeigu aš iškeliaučiau per tą dykumą, aš rasčiau tą žemę, kur daugiau visko yra. Taigi turbūt tokia ir žinutė pirma iš visatos, kad ir keliauk, kad toje oazėje gerai, bet toje žemėje tu rasi dar daugiau visko. Ir galbūt čia mes ir diskutuojam tos mūsų mintis, kaip tą šluotą vis perrinkinėjam, kaip tas žabus tos mes perrinkinėjam tas mintis ir vis diskutuojam, ar keliauti, ar likti. Taigi matyti toksai fonas, tokia žinutė, toksai noras eiti naują, bet ir kažkoks prisirišimas prie seno. Ir turbūt visada tai vyksta, labai dažnai, kad taip atsitinka, kad vis mes norim tų naujų pradžių išbandyti, kažką progresuoti, bet kažkokia mūsų dalelė ir jaučiasi komforte, tokioj zonoj, kur niekas nesikeičia. Tai pastovus toksai procesas ir pasižiūrėsim, kasgi toliau, kokie jūs esat šiandien. Tai jūs esat imperatoriai, tai tokie žmonės tikrai ir stabilus, ir 4 stichijų karaliai. Šitam karaliui viename visas savybės apjungia. Ir kasgi daugiau, tai yra gėlių puokštė, toksai klestintis gyvenimas, gražus. Ir yra vaikas, tai reiškia toksai žmogus, tikrai klestintis ir toksai stabilus, ir matantis ateitį, ir šiuo metu atsiskleidęs ir puikiai besilaikantis, bet taip pat kaip ir tas imperatorius investuojantis į ateitį, matantis tą viziją, nes vaikas tai yra tokios naujos pradžios ir kūryba, tai
Tai matosi, kad tas imperatorius ne tik, kad jisai turi tokį klestinti gražų gyvenimą kaip puokštė gėlių, nes čia simbolizuoja tokį ilgą, klestinti, laimingą, gražų gyvenimą, tai ir kalba apie tą imperatorių, kad jisai taip ir šiandien būtent ir jaučiasi tokiam klestėjime ir imperatoriaus energijose, kai jisai mato ir tą visą vaizdą tokį ir mato ateitį ir kad jisai nori investuoti, kažką kurti, nuveikti daugiau ir apie tai kalba vaikas šita karta, kur tokios naujos pradžios, naujos galimybės, tai turbūt čia ir vyksta tos tokios diskusijos tam tikram lygmenį, kad žmogus nori likti ir pasilikti, bet nori ir jo protas diskutuoja ir reikalauja kažkokių kitų užduočių ir pokyčių, o žmogus yra toks, kuris tikrai gali tai daryti ir matosi, kad jisai toks stabilus ir klestintis šiandien ir kad jisai planuoja tas naujas pradžias. Ir pasižiūrėsim, kas daugiau, kokia čia praeitis to imperatoriaus. Tai yra tūzas lazdų. Tai matosi, kad praeitį jisai turėjo daug gražių idėjų ir matyt pasinaudoja tuo, kad ir buvo debesų, čia kažkas ir buvo aptemdę. Ir yra sodas, tokia korta, kurios aš negaliu atversti dėl to, kad YouTube turi savas taisyklės. Čia sodas tai yra toksai sodas su skulptūrom meniniam, bet jos yra ne visai apsirengę, tai todėl ir parodysiu šitaip jums, kad tiesiog kasgi praeityje buvo, tai tas imperatorius matosi turėjo gražių tokių idėjų, ugningų ir jisai turėjo tą kūrybinę ugnelę ir kad atsiskleidė visuomenėje, matyt kažkokiais būdais realizavosi, ar jisai tenai savo kažkokį verslą sukūrė, tai įvairūs žmonės tas imperatoriaus energijas turi, nebūtinai tai turi būti kažkoks vadovas, bet gal žmogus tiesiog toksai subalansuotas ir kuris savo namuose imperatorius, savo gyvenime imperatorius. Taigi matosi, kad jisai kūrė ir turėjo daug idėjų ir realizavosi sociume, bet buvo ir kažkokių debesų, kad buvo kažkokių laikinų nesklandumų, tai turbūt ir normalu, jie ateina, praeina ir taip tai mūsų toksai gyvenimas ir pasižiūrėsim, kasgi yra dabarty. Dabarty tai 8 taurės, kad matosi kažkoks perėjimas, kad iš kažkur eina į kažkur, pasižiūrėsim, toliau bus ta žinutė, koks čia perėjimas, ir yra keturlapis dobilas apie tokius laimingus šansus ir yra gandrai. Tai galbūt čia ir tokia gali būti žinutė šito imperatoriaus, ką jisai veikia būtent dabar, kad jisai daro tokį perėjimą iš tokių turbūt laimingų atsitiktinumų į tokį puoselėjimą tą savo lizdo. Tai gali būti, kad būtent dabar tokia situacija, kad tas žmogus, kuris atsiskleidęs visuomenėje, daugiau atkreipia dėmesį į savo šeimą, į savo artimuosius, į savo partnerį, kad matosi, kad jisai galbūt ir ateityje gal jam ir atrodo, ir čia tokia žinutė, kad aš kažkokią savo laimę bandžiau, kad galbūt mažai dėmesio skyriau savo artimiesiam, kad man pasisekė, kad jie tiesiog laukia, kol aš būsiu laisvas ir galėsiu skirti laiko dėmesio jiems, bet aš dabar supratau tai, kad aš sudėliojau tas taures ir keliauju į savo tą lizdo sukimą, kad aš supratau, kad aš esu toks klestintis imperatorius, bet supratau, kad ir mano šeima man yra labai svarbi ir kad
tai yra tokia atrama ir man taip gera kurti tas imperijas, kai mano šeimoje ramybė ir yra palaikymas iš tos antros pusės, kad man nereikia kovoti ir kažkaip įrodinėti, kad tai yra toksai didelis resursas ir šaltinis tos mano sėkmės ir kad tai mano toks užnugaris, ta mano šeima. Taigi atėjo laikas, kai dabar aš supratau, kad ne vien tik tai ta visuomenė svarbu ir kad reikia skirti dėmesį ir savo šeimai, kad turbūt atėjo metas, kai atkreipti dėmesį į tą lizdą, nes gandrai tai tokie namai, šeima, tai tokia yra būtent žinutė, kad tas žmogus galbūt ir džiaugiasi, kad tai laimingas šansas mano, ta laiminga partnerystė, laiminga šeima ir aš nusprendžiau dėmesio skirti būtent tam savo lizdui, kad tai yra taip pat ir svarbu, taip kaip ir išorė, kaip visuomenė, kaip iškrito ta korta visuomenės, bet ir mano lizdas taip pat svarbus. Ir pasižiūrėsim, kokiagi ateitis laukia. Tai yra 2 taurės, tai matosi, kad tikrai žmogus turbūt sugrįžta į tą šeimą, prisimena, koks tas partneris, ta antra pusė, kokia yra svarbi ir galbūt kiti šeimos nariai, tas žmogus sugrįžta į šeimą ir tą atnaujina tokį emocinį ryšį, kad tai meilė ir čia yra šuo, tai jisai ir prisimena, kad yra draugas savo partneriu ir ta draugystė klesti ir čia yra namai. Taigi matyti tokia istorija ateityje, kad tas imperatorius daugiau pradės skirti dėmesio savo namams, savo emociniai būsenai, savo tokiam draugiškiam jausmams su savo partneriu, mylimuoju ir kad tai bus turbūt toksai džiaugsmingas laikotarpis, galbūt kažkokie nauji atradimai ir kažkokios meilės atgimimai, tai kalba tos 2 taurės, kad visai tai įmanoma ir galbūt prisiminimas, kad tas mano partneris yra ilgametis toks draugas ir ištikimas ir padėka už tai, ne šuo, tai yra toksai žmogus, toksai šuo, toks gyvūnas, kuris yra toks draugiškas ir toks ištikimybės simbolis ir patikimo tokio partnerio, tai matosi, kad ateityje žmogus prisimins tas imperatorius, kad mano partneris vertingas, ištikimas, visada mane palaiko ir tie jausmai atgims kaip 2 taurės ir taip, kad tas imperatorius pajus, kad man gera ir namuose būti, kad čia mano irgi dalelė gyvena ir aš laimingas tame. Ir pasižiūrėsim, koks angelų patarimas. Tai yra 9 taurės, taip pat apie jausmus, kad turbūt tu gali pajausti tą savo norų išsipildymą, kad tą jausminį tokį užsipildymą ir sotumą, nes imperatorius tai matyt kūrė imperijas ir įvairias struktūras, verslus ir toksai daugiau įdarbinęs protą ir sinchronizavęs visas savo tas duotybės ir matyt galbūt ir kažkiek buvo pamiršęs tą jausminę sritį, bet čia būtent šiandien ta žinutė tam imperatoriui, tam žmogui, kuris yra toksai sėkmingas ir kūrybingas, kad atsigręžk į tos jausmus, kad tai irgi taip pat svarbu, kad atnaujink tos santykius, meilės ar su savo ta antra pusė, ar galbūt užmegzti kažkokius naujus santykius ir kad būtum tu laimingas ir taip pat čia yra inkaras, toksai stabilumas ir taip pat yra pjautuvas, kažkokios pabaigos, tai matyti yra patarimas toks, kad tu vertink tą pastovumą, stabilumą, kad tavo namai tai yra tavo šeima kaip toksai saugus uostas ir kad
kad tu tiesiog ir emociškai būk patenkintas ir parodyk tos savo jausmus, pajusk pilnatvę ir kad tu nukirsk visą tai, kas trukdo tai patirti ir kad tai suteiks tau laimę ir džiaugsmą, kad tiesiog šita korta gali sakyti, kad tu pakeisk savo tuos įpročius, kad tai atsiverk tiems jausmams, kad jeigu tu nori būti toksai laimingas ir kad tavo namai klestėtų, kad tasai būtų tavo namai toksai inkaras ir saugus uostas, tai prisimink, kad reikia parodyti ir tas emocijas ir kad pakeisti to savo kažkokius įsitikinimus, kažkokią savo mintis, kad vien tik tai tu koncentruotas į darbą ir veiklą ir kuri tą imperiją ir materiją, bet ne vien tai yra svarbu, kad svarbu ir emocijos ir dėl tokio saugaus, ramaus uosto, kur visiems gerai ir tau ir tavo antrai tai pusė ir vaikams ir visiems tai reikalinga, kad būtų toksai balansas, pusiausvyra ir emocinė tokia laimė. Taigi ir šitos kortos kalba apie tai. Taigi ir linkiu jums labai gražių patyrimų ir apmąstymų, galbūt padės tai pagerinti jūsų santykius ar atkreipti dėmesį į kažkokią sritį, kurią truputį primiršot ir pagerinti. Taigi to ir linkiu ir iki kitų kartų viso.